Šiandien turim temą Start and Finish. Start and Finish. Reiškia, keli mokiniai buvo uždavę šitą klausimą, kaip taisyklingai iš tos du žodžius naudoti. Mes, reiškia, dažnai galim naudoti ingalūnę, galim naudoti bendrą tipo Start to Finish. Tai kaip yra iš tikrųjų, ką turim naudoti ir kaip turim naudoti ir kada atskirti. Ne? Tai būtent apie tai noriu šiandien su jumis pakalbėti. Tai pirmas dalykas, patys žodžiai. Ne? Jeigu imsim kaip veiksmažodį, to start, to finish, ar ne? Tai to start yra pradėti arba startuoti, galim sakyti irgi, ar ne? Pradėti startuoti. O finish tai yra baigti, galim gal labiau būtų pabaigti, baigti, užbaigti gali būti, ar ne? Visi šitie dalykai. Ir labai svarbu yra, tik tai, kad čia neturėtumėt antros raidės, ar ne, nes tada bus suomiškas vietoj pabaigti, nes tai reikš Finland yra Suomija, finish būtų arba suomis žmogus, arba suomiškas dalykas kažkoks, tai ne, tai tos antros raidės čia nepridėkit. Ok, tai dabar žiūrim, ką turim ir žiūrim, kaip naudojam. Tai tarkim, jeigu aš noriu pasakyti, tarkim, aš pradedu, tai aš sakyčiau I start, ar ne? Mes kol kas imam start kaip ir finish, kaip veiksmažodžius, nes galim imti juos ir kaip daiktavardžius. Aš galiu sakyti, kad tai yra startas arba finishas, arba pradžia ir pabaiga, nes artimas žodis start, to start, ar ne, yra to begin. To begin yra irgi pradėti, ar ne? Tai nėra toks tarptautinis kaip to start, bet tai irgi reiškiantis realiai tą patį dalyką, ar ne? To start or to begin. Ir kai mes turim start arba begin, tai pavyzdžiui I start arba I begin, mes paprastai po šitų dviejų žodžių sekantį einantį veiksmažodį galim turėti arba bendratyje, arba su ingalūne, toje vadinamoje gerund formoje. Tai žiūrėkit, kaip tai atrodo. Pavyzdžiui, I start, begin working, arba to work. Aš dėsiu vieną, kad nesimaišytų, ar ne? I start working arba to work at 9, pavyzdžiui, ne? Aš pradedu dirbti arba darbą 9 valandą. Dabar, kodėl mes galim tai daryti? Nes iš esmės pradėti, kai aš sakau to work, tai aš sakau pradedu dirbti. Jeigu aš sakau start working, aš lyg tai sakau dirbimą arba kitaip darbą, nes paprastai ingalūnė, ar ne, netgi ir kantinijas laikose, kai turim ingalūnę, jinai yra vadinama gerund forma, tai yra daiktavardinė veiksmažodžio forma. Tai iš esmės du būdai pasakyti. I start working, arba I begin working, arba I begin to work. Paimkim kitą laiką, pavyzdžiui, ar ne? Aš pradėjau dirbti šitoje kompanijoje. I started working at this company. Arba I started to work at this company. Ir ilgainiui, kas liečia start ir begin, viskas priklausys nuo to, kaip jūs norit naudoti, kaip jums labiau netgi patinka. Aš esu įpratęs labiau naudoti ingalūnę, man labiau patinka sakyti su ingalūnė. I started working, I started doing, ar ne, I will start working on Monday, pradėsiu dirbti pirmadienį, dirbimą pirmadienį. Man patinka ingalūnė, man patinka taip kalbėti ir įprastai aš netgi drįsčiau teikti, kad šnekamoje kalboje netgi ir dažniau naudojamas yra šitas variantas, bet abu juos reikia suprasti, abu reikia žinoti, kad abu yra tinkamai naudojami. Dabar, kas liečia finish. Finish mes turime tik tai ingalūnę. Tai pavyzdžiui, aš sakau, I finished working for the day. Šiai dienai baigiau dirbimą, ar ne? Aš negaliu sakyti, I finished to work for the day. Ne, I finished working. I finished working. Klausiu žmogaus, kada baigiai dirbti toje kompanijoje, ar ne? When did you finish working at that company? When did you finish working at that company? Okay? Dabar šitoj situacijai galima labai dažnai išsisukti, nes, žiūrėkit, pradėti arba užbaigti. Aš galiu įvardinti tą dalyką, kurį pradedu arba užbaigiu kaip veiksmažodį,
Bet lygiai taip pat galiu užvardinti jį ir kaip daiktavardį. Ir tada išvengsiu šitų problemų. Žiūrėkit, ką parodo. Aišku, ne visada tai pavyks. Bet tarkim, aš galiu sakyti I started to work, ar ne? Arba working. Arba aš galiu sakyti I started my work. Aš pradėjau savo darbą. Ir čia aš sakau, kad aš pradėjau ne veiksmą, o pradėjau daiktavardį. Ką tokį? Savo darbą pradėjau, ar ne? Tai iš esmės tam tikrose situacijose galima išvengti, ar ne? Ir eiti per daiktavardį. Nu, pavyzdžiui, tarkim sakysiu, we will start playing tennis at 5, ne? Galiu sakyti, we will start playing tennis at 5. Arba aš galiu sakyti, we will start, arba begin our game at 5, ar ne? Mūsų žaidimą pradėsim 5 valandą. Tai nėra visai ta pati informacija, bet iš esmės aš kaip ir tą patį dalyką pasakau. Tik tiek, kad truputėlį kitokiu būdu. Tai tokie yra mini triukai, kuriais galim paimti ir išvengti, bandyti pataikyti, ar ne. Aišku, sakau, su start viskas yra paprasta. Nes aš galiu naudoti tiek to formą, bendratinę, tiek in galūnę. Ar ne? Bet ir paskui dar turėsim praktikos pamoką, ten truputėlį kitokių pavyzdžių pamatysim daugiau, nes tų situacijų visokių yra. Bet, kas liečia finish, aš turiu tik tai in galūnę, ar ne? Tai aš tada we will finish playing at 5, aš galiu tik sakyti, aš negaliu sakyti we will finish to play at 5, ne. Reiškia, we will finish playing at 5. Liuks, ar ne? We will finish to play at 5. Visiškai neliuks, ar ne? Tai aš pažymiu. Žalia, gražu, raudona, ar ne, neteisingai. Turim 2 variantus. Tai šitoj situacijai pravartu būtų tiesiog sakyti we will finish our game at 5 ir tiesiog išsisukti. Ar ne? Aš esu visada už išsisukimus iš tam tikrų situacijų, ar ne? Bet jeigu atsiminsit išsisukimą, tai manau atsiminsit ir pačią taisyklę toje situacijoje, ar ne? Tai gal tiesiog tada geriau išmokti galima taisyklę, bet galima ir taip. Tai vat keli būdai, kaip išvengti vienos ar kitos situacijos, arba tiesiog jau tada išmokti ir atsiminti, kad finish yra tik tai su in galūne, finish working, finish playing, finish dancing, arba atsiminti, kad start, tiksliau ir atsiminti, kad start ir begin yra su arba in galūne, we finished working, arba we finished work. Atsiprašau, we started working, arba we started to work. O finished tik tai in galūne, ar ne, we finished working. Tai šitos 3 dalykus galima bandyti atsiminti. Finish, kaip naudoti, start kaip naudoti ir kad galim juos visus tas situacijas paversti į daiktavardį iš tikrųjų ir tada visai išvengti šitos problemos, ar ne? Tai kaip sakau, dabar tada mano patarimas jums būtų tiesiog pasibandykit vieną kitą sakinį pamodeliuoti, ar ne? Pabandykit įsivaizduoti, ką galima pradėti, ką galima pabaigti. Sukurkit 1, 2, 3, 4 sakinius, pasidėliokit galbūt galvoje, ar ne? Ir visada galime įsivesti pasitikrinti kažkur tai. Galit parašyti man, pasitikrinkit komentarą, kažkur tai padėkit, pasitikrinkit. Tai ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit ir pasimatom kito pamokoje. Iki.